Sveiki. Kada yra didžiausias pavojus dėl narcizo? Dažnai esame pakliuvę į tokias situacijas, kurių tiesiog kartais neįmanoma išvengti. Tai atrodo, dangus griūna, niekas nepadeda ir kaip čia taip atsitiko, kad aš nepastebėjau, kad čia taip gali atsitikti. Tai vis dėlto yra ženklai, kad galėtume išvengti šito dangus griūno. Tai vat, atskleisiu. Tai vat, pats svarbiausias dalykas, kuris rodo, kad mes galime sulaukti didelių problemų dėl narcizo elgesio, tai yra ramybė. Pagrindinis dalykas. Ta ramybė pasireiškia mandagiu, super mandagiu, maloniu elgesiu, bendravimu. Konfliktas buvo, staiga, nebėra, dingo. Arba būna tiesiog nebevyksta jokio bendravimo, arba vyksta labai malonus bendravimas. Tai rodo, kad jūs esate dideliam pavojui. Na, kaip suprasti, kodėl toks taip elgiasi narcizas? Na, aš manau, tiesiog galim palyginti tai su liūto medžioklė. Tai vat, kai liūtas jau mato tą visą auką, jau rimtai jau planuoja pulti, tai ką daro liūtas? Jis savo ramiai, tyliai tūno. Tai vat, narcizai panašiai elgiasi kaip, sakykime, plėšrūnai. O jūs tarsi kažkokia antilopė, savo striksite ir galvojate, čia ramu, tylu, tai viskas gerai. Tai jeigu ramu ir tylu, tai dar nereiškia, kad viskas gerai. Tai reiškia, kad gali tyliai ir ramiai tykoti jūsų didelis pavojus. Ačiū.